Labą dieną, Gerimantai. Labą dieną. Klausimas būtų toksai. O kas tas Dievas? Vieni sako, kad kažkoks Buda, kiti Alachas, o jūs sakot, kad tai yra Kristus. Paprastai žodžiais paaiškinkit man žmogui, kas jie. Aišku, trumpai atsakyti į šitą klausimą neišeitų, bet aplamai pažinti Dievą apeinant Kristų yra neįmanoma. Todėl klausimas iš tikrųjų yra, kodėl Kristus. Nes jeigu aš norėčiau pažinti Dievą, Budą, dar kažką, apeinant Kristų, aš pakliūsiu į apgaulę. Tai yra savo jausmų, supratimų labirinte ir tikrai nepažinsiu Dievą. Todėl vienintelis kelias, Jėzus pats pasakė, kad vienintelis kelias pas tėvą tai yra per jį. Kad čia Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas neteina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Todėl pažinti Dievą įmanoma tik tai per Kristų. Bet aš taip pat dažnai, kada buvau netikintis, užduodavau savo klausimą, kodėl būtent Kristus. Nes daugelis sako, šalia yra Buda, šalia yra Mahometas, Konfucijus, šalia yra mano asmeninis Dievas. Bet vieninteliai skirtumai, kurie Kristų išskiria iš visų kitų, tai yra, aš paklausiu žmogaus, kas tau gali atleisti nuodėmes. Nes kiekviena religija, kiekvienas tikėjimas išpažįsta, kad žmogus nėra tobulas, žmogus turi savyje trūkumų, problemų, nuodėmių. Ir visos religijos jos siūlo pasikeisti, siūlo pradėti daryti gerus darbus, vienam eiti į šventą karą, kitam įeiti į meditaciją, užsidaryti oloj, trečiam valdyti savo charakterį. Bet vienintelis skirtumas, ką siūlo Kristus, tai yra, kas gali tau atleisti dabar nuodėmes. Ir kiekvienas savo užduoda klausimą, ar man nuodėmes yra atleistos. Taip pat Kristų išskiria kas dar, kad nei vienas, nei Konfucijus, nei Buda, nei Mahometas nenumirė už mane, nenumirė už tave, už kitus. Tai yra mirtis, kuri buvo sąmoninga ir prisiėmimas tos kaltės, tos bausmės, kuri turėtų tekti mums. Ir nei vieno iš kitų religijų atstovų Dievas nepatvirtino, kad tai, ką jie darė, kaip jie gyveno ir kaip jie mokė, yra tiesa. Tai yra, jeigu aš girdžiu kažkokį mokymą apie Dievą, man reikia, kad tai patvirtintų antgamtiškai pats Dievas. Ir nei vienas iš jų, nei Buda, nepaisant kaip gražiai ir kaip atsketiškai mokė, nepaisant Mahometo ar kitų teorijų, doktrinų, nei vieno iš jų nepatvirtino Dievas, kad tai, ką jie daro, yra tiesa. Visi jie mirė ir visų jų kapai yra žemė. Vienintelis Jėzus buvo patvirtintas Dievo, kad tai, ką jis mokė, tai, ką jis kalbėjo, yra iš tikrųjų tiesa. Ir vienintelis Kristus buvo prikeltas iš mirusių ir Dievas tai parodė. Klausykit, tai, ką Jėzus mokė, ką darė, tai nebuvo iš žmogaus. Ir Dievas tarytum sako, kad aš patvirtinu tai ir užantspauduoju visiems parodant jį prikeldamas iš mirusių. Ir todėl tikras ieškojimas Dievo, tai ateimas pas Kristų ir priėmimas jo atleidimo, jo mirties ant kryžiaus už mane asmeniškai ir patikėjimas pačia kvailiausia žinia, kurios nedrįsta skelbti jokie intelektualai, nedrįsta skelbti net įmantriausios religijos. Jos skelbia, kad Buda ir kiti jie tiesiog kaip džinai išgaruoja iš savo kūno, bet jų visų kapai su jų lavonais, su jų kaulais liko žemėje. Vienintelis Jėzus ir ko nebijo skelbti krikščionybė, jo kapas tuščias. Ir jis yra prikeltas. Ir Dievas patvirtina, jeigu tu patikėsi į šitą kvailą žinią, tu taip pat neišgaruosi kaip džinas, bet būsi prikeltas iš mirusių fizinių kūnų. Tai labai kvaila yra, bet Dievas taip nusprendė, kad žinios kvailumu jis nutarė išgelbėti tuos, ne kurie tobulina save, bet parašyta, kurie tiki ir per Kristų mes patikim Dievu, patikim jo jėga. Ir tai yra labai paprasta, todėl ieškojimas protu Dievo kitais keliais apeinant Kristų jis paklaidina. Žmogus lieka nelaimingas, žmogus lieka su neatleistom nuodėmėm, bet besikeičiančiu
kartais charakteriu. Jis gali suvaldyti savo mintis meditacijom, jis gali mesti gerti, mesti rūkyti, bet tai viskas, kas įmanoma. Nes visi jų lyderiai, visos religijos, tiek Buda, tiek Mahometas, jie kovoja su savo nuodėmėm. Jie stengiasi priboti save meditacijom, įvairiais mokymais, bet jie buvo su nuodėminga prigimtim. Kristusgi priešingai. Jo negalėjo apkaltinti dėl jokios nuodėmės. Ir Kristaus mirties priežastis nebuvo tai, ką jis padarė. Žydai ir kunigai apkaltino jį tai, kas jis yra. Jie paklausė, ar tu esi gyvojo Dievo sūnus? Ir jis sakė, taip sakot, kaip yra. Jis sako, vertas mirties. Ne už tai, ką padarė. Pasaulietinė valdžia jį nuteisė irgi ne už sukilimo organizavimą, bet už tai, kas jis yra, sako jis, žydų karalius. Ir jo mirties nuosprendis buvo prikaltas. Jis negalėjo apkaltinti nei vienas jokių blogų darbų, jokia bloga mintim, nieko. Tiesiog tai, kas jis yra. Ir šiais laikais žmonės labiausiai piktina ne tai, ką Kristus moko, ne tai, ką jisai liepia daryti, bet tai, kad jis yra Dievo sūnus. Tai sukelia didžiausią papiktinimą ir priešpriešą tarp žmonių. Ir užtat Jėzus pasakė, aš atėjau atnešti kalavijo, kad šita žinia perskiria, jinai nepalieka abejingų. Arba žmogus atmeta ir labai priešinasi, arba jis priima ir tampa išgelbėtu. Abejingų tam nėra.